Eutanazija visą parą. Kalbate su Rapolu. Kuo galėčiau pagelbėti? Atvažiuosiu. Gerai. Turite pinigus? Taip. Laukiu už valandos. Blusų gatvė 13. I see the tree that watches me and listens to my sound. A tree by any other name would surely cut me down. Prašau, užeik. Jaustis kaip namie. Šaldytuve mėsa pašvinko. Kavos? Kodėl tada? Tu nežengi to žingsnio. Gal todėl, kad nenoriu per savo laidotuvės atrodyti kaip faršas? Aš rimtai. Kodėl? Kodėl tu klausinėjai manęs dabar tų debiliškų klausimų? Jaučiuosi kaip pas psichologą būčiau. Buvo parašyta, kad darbą atlieki tyliai, ramiai ir be klausimų. O dabar jaučiuosi kaip eiliniai bevertį psichoterapeuto sesijoje. Aš dugne. Ei, ramiai. Dugne yra kekšės, narkomanai ir prasilošę alkoholikai. Tu esi verslininkas. Visai kaip ir aš. Ne visai kaip aš. Na taip, bet tu nesi dugne. Tiksliau, tu jame. Tu dar galėjom atsispirti. Tu praradai tik materialumus. Tu dar turi šeimą, kuri tave brangina. Ne veltui nenori, kad jie tave pamatytų kaip faršą karste. Žinai, ką iš tikrųjų manau? Tu šiandieną nežengi to žingsnio. Ne dėl to, kad bijai ar galvoji, kaip tave šeima gali pamatyti, o dėl to, kad dar nori gyventi. Žinok, nenoriu. Kiek metų turi minčių apie savižudybę? 2 savaitės. Kiek kartų bandėjai nusižudyti? Šiandien. Matai, tu esi labai impulsyvus ir tikrai dar nori gyventi. Tau tiesiog nesisekė 4 mėnesių. Siūlau tau nueiti pas tikrą specialistą, psichoterapeutą, o ne pas mane. Ir pats suprasi. Žinok, tu man paplaukęs atrodai. Bet tarkim. Žinau, ką kalbu. O kodėl tu mane perkalbinai? Šaibagi negausi. Na, aš mieliau išsaugočiau gyvybę, negu ją atimčiau. Tikras moralumo įsikūnymas. Ką po viso šito veiksi? Tikriausiai mamą aplankysiu, pas brolį nuveiksiu. Šeima žinos man kaip padėti. Bet ačiū tau už pagalbą. Puikiai mintis. Nėra už ką.
ne dar vienas chonius sudegino savo trobą sugyventi. Ne, čia kas įdomesnio. Tokio šūdo Lietuvoje nesam matę. Ajopšich mat. Čivak atleido iš darbo. Puolė į depresiją. Net parašė atsveikinimo raštelį. Bet kažkas jį patį aplenkė. Čia ne čiuvelis, čia jo dalis. Kur tu į komplektą įeina ir jo telefonas? Pasirausk. Į ką rasi, duok žinot. Man nereik, nemėgstu aš žalių obuolių, man nereik, taip pat ir geltonų obuolių. Nereikia, man nereikia, duok man mėlynų, nes nėra tokių. Man nereik, vienų šalmykotų ir vilkų. Eutanazija visą parą. Kalbate su Rapolu. Kuo galėčiau pagelbėti? I like the way you smile at me. I felt the heat that enveloped me. And what I saw, I like to see. I never knew where evil grew. I should have steered away from you. Sveikas, užeik. Jausis kaip namie. Galima kavos. Žinoma, to jau pat. Kur mano kava? Taigi, Simonai, pasakyčiau tau, o tai aš gausiu kavos. Žinoma, to jau pat. Štai tavo kava, šunie. Wrap around the town and hold tight, shut your eyes, girl, you set me at bullseye. Forget the other guys, you'll never fall. This time you go, hold tight, hold tight, hold
mūsų čiuvelis tą pačią dingimo dieną iš draudimo sąskaitas išsėmė 300 eurų. Manai pakankamai keista? Taip. Jo naršymo istorijoje radau, kad jis lankėsi Dark Web'e. Kaip baisu. Negaliu atsekti, kur tiksliai jis lankėsi, bet kita įdomybė yra ta, kad paskutinis jo skambutis buvo į nežinomą numerį. Paskambinai? Dar ne. Lauki, kol vėlionis leidimo duos? Eutanazija visą parą. Kalbate su Luku. Kuo galėčiau pagelbėti? Norėčiau Atvažiuokite į Blusų gatvę 13 ir viską aptarsime. Laukiu už valandos. Turėkite 3000 grynais. O pasigirdo? Ar jis sakė eutanazija visą parą? Kiek laiko iki ten nuvažiuoti? Suknistas šunsnukis. Negalėjo ilgiau palaukti.